kalbant apie rungtynę, tai yra dviprasmiškos mintys, kadangi prieš rungtynės išanalizavom minyje, matėm problemas pas juos gynyboje. Atakoje žinojom, kad jie turi greitų žaidėjų, kurie gali greitai išeiti į ataką. Tai ypatingai pirmą kėlinį galbūt jautėsi agresijos. Gal savo įtaką darė ir tas oras pakaitinės, nes, kaip vaikinas sakė, padai degi. O antrą kėlinį tos agresijos, kaip pavyzdys, pritrūkome. Pirmą kėlinį pritrūkome, antrą kėlinį su vaikinais perkalbėjom biškai kitaip, kad reikia išeiti, nes, sakau, taip žaidžiant rezultatų nepasieksi. Ir sakau, čia kaip pirmas kėlinys galbūt savo reikia prisimti, kad nesužaidė. O antrą kėlinį be abejo, ten jau buvo galima daugiau įmušti, bet vienas dalykas neramina, kad prie esamo rezultato komanda buvo momentų, kur galbūt atsipalaidavo ir galėjom praleisti du įvarčius. Tai, sakau, solidumas turi išlikti visas 90 minučių. Tai va, padėka Tauragės fanam, kurie atėjo palaikė komandą. Ir ačiū savo vyrams, kurie parodė charakterį antrą kėlinį, sugebėjo perlaužti rungtynes. Komandai tikrai jokių didelių priekaištų neturiu. Sakyčiau, jeigu lygintumėm dabar jau sužaistas 3 rungtynės čempionate, nors rezultatas toks atrodytų 3-0-3, sakyčiau, jis rezultatas net neteisingas, jeigu lygintume įvykius aikštėje ir tą, ką abidvi komandos žaidė ir rodė. Ir aplamai, sakyčiau, tai buvo nors ir 0-3, bet geriausios turbūt mūsų rungtynės, ypatingai kas liečia trečią zoną, kas liečia kūrybą. Tikrai esam labai patenkinti kraštinių saugų žaidimų. Šiandien, sakyčiau, nusipelnėm tikrai, jei ne vieno, mažiausiai vieno įvarčio, sakyčiau, net ir 2. O kas lėmė pralaimėjimą, tai, sakyčiau, subirėjom per 8-7, kiek čia minutės, reikės, aišku, dar persižiūrėti video, bet manau, kad tai yra tiesiog 3 individualios klaidos paprastose situacijose ir viskas. Nenoriu tikrai dabar lysti personalijas ar dar kažką. Futbolas yra komandinė sporto šaka, laimi komanda ir pralaimi komanda. Aišku, dar reikėtų ir nepamiršti, kad šiais metais mes esam tikrai atsinaujinę stipriai, atsišviežinę, yra komanda pasikeitusi stipriai, tai yra, nežinau, sakyčiau, apie 70% naujų žaidėjų. Tikrai turbūt ir matėsi pagal žaidimą, kad tikrai turėjome ir gerų momentų įmušti, tik jais nepavyko dėja šiandien pasinaudoti, bet manau, kad sekančiose rungtynėse tikrai savo aikštėje jau turim paimti taškus, nes matot, Kretingoj futbolas yra mylimas, net ir šiandien turbūt jautėsi puikus palaikymas. Žmonės savaitgalį važiuoja 100 km, palaiko mus, myli mūsų komandą, mums belieka juos tik tais, manau, pagaliau pradžiuginti pergalėmis, nes daugiau nieko kito tetrūksta, įvarčių ir pergalių.